O Jėzus, žinokit, atvažiavome į aikštelę sienoj, siena miestas ir tiesiog nudžiovėm paskutinę vietą. Ir aikštelė realiai artimiausiai senamiesčio, kiek tik tai gali būti, iki kur mes galim važiuoti. Vat kartais, vat laukia mūsų pavėsiukė, viso kita po medžiais. Kartais pasiseka, ne? Nu, vat kartais pasiseka. Tai labas rytas, pamiršau pasakyti. Miegojom puikiai. Tik tai, kad kemperistai ankstyvi žmonės 7-8 ryto jau judėjimas prasidėjęs, jau kažkur visiems važiuoti reikia varyti. Nu, bet aišku, anksčiau pradedi ilgesnė tą dieną kažkaip. Tai, va, ir dabar pavažiavom kokį 15-20 minučių ir esam sienoj. Tai, let's go! Va, tokiom mažom gatvelėm klasiškai. Ir įeidinėjom į kažkokią pagrindinę gatvę. Jama tos spalvos ir tie žali balkoniukai. Belia kaip gerai atrodo, ne? Žiauriai. Turi skonio biškenė. Biški turi. Klasikinė rubrika reiškia pažiūrėm nekilnojamą turtą ten, kur esam. Tai siena, apartamentai, va 110 kvadratų, 400 tūkstančių. Čia kažkokia vila jau iš viso privačiai rašykit. 100 tūkstančių, 100 kvadratinių metrų namas, 500 metrų sodas, pusė lemo. O va šitas Monteridžione, kur vakar buvom, toks mažas miestelis, 100 kvadratinių metrų, irgi 4-5 tūkstančių. Nu, brangoka. Ne. Brangoka. Ėjome ir priėjome, žinot ką, ogi seniausią pasaulio banką, bent jau taip rašo, 1472. Va čia tiesiog bankininkystė pradėta buvo. Tiesiog paklodžių dydžio picos. Realiai, biškai pavalgai, biškai užsikloji. Ir priėjom katedrą. Nu labai gražu, ten dar kažkokie laipčiukai. Tai jau eisim vidun. Lemba, bet katedra tai kosmosas. Einu savo. Rožinės spalvos dar biški, tokios girly yra. Bet žiauriai gerai atrodo, wow. Tai įeiti, stovim eilėj, turbūt jau 10 minučių. Ar ten dar užsiraito iš šono. Nu, bet turėtų būti verta visai pažiūrėti. Išorė netitinka vidaus. Išorė tokia šviesi rožinė, o vidus tiesiog žiauriai tamsus, toksai gotiškas. Ir va čia aplinkui visi miestai, Roma, Pisa ta pati, o per vidurį siena. Į Romos šitą vilkę, kuri užaugino, kaip ten jų vardai? Romovas ir Remulas. Kažką jau atnaujina. Biškutėlį dažo, renovuoja, ar kaip čia dar kitaip pavadinti? Sokratas, ten parašyta, o ten tiesiog krato. Esame baisiai išsekusios. Tu esi pripažinti. Nes jau laikas metas valgyti, mes dar vis vaikščiame po visus tos muziejus, kurius bilietą nusipirkom. Dabar Monika ieško restoraną mums, kur pavalgyti. Jo. Nes šitas, kuris yra priešais katedrą, yra įvertintas maždaug 3,2. Tai biški nerizikuosim. Šiaip, žiauriai graži katedra. Vertinam 11 iš 10. Daug piešinių visokių įspūdingų, mozaikų ir visokių dalykų. Labai
unikali, sakyčiau, tokia, ne kaip visos bažnyčios matytos. Tie dryžuoti dalykai, ta juoda spalva, rožinė, taip labai kažkaip, kitaip, kaip būna, žiūri tas bažnyčias ir jos visos kaip viena biški palieka jau ilgainiui. Tai va šitą prisiminsi kaip kažkiek kitokia, kaip ir Vatikano bazilika irgi buvo tikrai kitokia. Tai nice, vertinam, kad verta. Čia lengvai mergaitiškai atstatyti energiją. Vaizdelis neblogas. Aišku, vėlgi yra suvenyrų kioskas, kai be jo gal dabar Gabriel išsirinks, ne? Jo. Iš suvenyrų kiosko kažką bežiūrėdama. Aikštelė faina, lengvai užkasim, lengvai kažkas pasikraus energijos, ne? Skanaus. Kaip aš noriu miego, žinokit, dabar po tos picos kilogramo. Iš paskutinių jėgų einu. Same girl. Mes tiesiog velkamės iš paskutinių jėgų. Wow. Dabar tiesiog reikia atsigulti. Kaip visada, klasiškas mini jauduliukas ar tebestovi. Ir klasiškai tebestovi, aš pasakysiu. Kaip Gabriel sakė, kas? Kam tas laužas reikalingas? Kai šalia naujų mašinų yra. Sakau, ta prasme laužas, čia yra laužas, čia jum yra laužas. Aš šokė. Dabar einu biškai gal pamiegoti. Nes pica išgrėžė iš manęs viską. Pica iš manęs išgrėžė energiją. Jinai nusėda man į kulnus. Ir aš nebegaliu pakelti kojų tiesiog. O tau normaliai? Noriu miego, jo. Biški krokodiliukai išgelbėjo mano bent jau būseną, o Gabriel sakė dar vis šakės. Man žiauru. Tau žiauru, su peiliais mūsų supuojasi, tenais. Žodžiu, biški važiuojam ir tada jau čilinsim. Gal aš ir suprantu, kodėl jie daro siestą. Tu pažiūrėk, kas daros. Siaubas. Užvalgai picos ir tada grinai pakarist. Siaubas. Oi. Siaubas. Atvarėm šitą vietą tokią. Tipo viskas gražu, tikrai gerai. Va, dar nieko nėra, bet dar yra tik 5 ir mums liktų valanda dar važiuoti iki rytojaus kempingo, iš kurio varytume į paplūdimį. Tai mes dar kaip ir turim laiko pavažiuoti. Ir radom ten tokią vietą prie jūros. Tai tiesiog varom prie tos vietos prie jūros, kad rytoj liktų ne valanda, o pusvalandis tik tais važiuoti. Dabar išimam va stabdukus, kuriuos užsidedam biški, kai va toks va atvejis būna. Tai visgi susirenkam šmutkės ir pučiam. Kasgi čia? O Dieve, kiek kemperių, tu pasižiūrėk. O eik tu šit. Eik. Tai jūs primeskit, Gabriel eina, žinot, pas ką? Pas boss. Geras. Bet tai kiek čia kemperių? Man atrodė, kad čia maža aikštelė. Nėra vietų. Glema, nėra vietų jaučiu. Na gerai, jaučiu, kad yra vietų. Kažką Gabriel moka. Čia 10 eurų, tipo tiesiog parkavimas va toksai. Bet aš negalvau, kad čia tai populiaru, o čia labai populiaru, atrodo. Nu, žiūrėsim, kur gausim vietą. Bet šiaip vaizdelis tai fainas ir šalia jūra turėtų būti. Va taip šalia.
gal žinok važiuojam į tą pirmą, kur buvo, nes šiandien nusimato vietų labai daug. Jinai maždaug ten tokia auksinė viena. Įsivertinom, kad ten ta vieta prieki tai tokia ekstra. Nėra čia, kad dažnai pasitaiko matyti visiems gauti ją, tai bėgam greičiau atgal. Gazas dugnas. Nes čia buvom per daug pasipūtę ir sakom, dar paieškom. Ne šita. Ne šita dar priekiau buvo. Va čia va prie to pieno kažkas čia. Va čia. Taip. Vis. Galo? Taip, žinoma. Nu, pasižiūrim. Nice. Geras. Žinokit, visiškai chill vakariukas. Mikriukas stovi, žmonės susipakavę, jau baigė visi kaituoti, baigė visi duotis po jūrą. Ramu dabar. Visi susipakavę, visi bėgo į šaltus dušus va ten gale. Nusiprausė ir visi į savo kemperius, kas valgyt, kas kažką veikti, kas dar va pakuojas priešais akis. Nu labai čia fainai tokia bendruomenė tų žmonių ir vyresnių, ir daug šiaip vyresnių, yra ir jaunesnių, ir visi kaituoja, dalinas. Čia va, mes sėdim su Gabre, žiūrim kaip saulė leidžias, biškį užkandom. Ir jie dalinas, ta prasme matos kaip šnekas, kaip jiems sekės, kaip tenai vėjas kažką padarė, ten apsiverčiau, ten kaip tu ten daryk, viens kitam patarimus duoda, tai nu žiauriai gerai, ta prasme bendruomenė ir visi vieni kitus pažįsta, tokie draugeliai, tai nu atrodo žiauriai faina bendruomenė ir jeigu va čia tavo hobis, dėl kurio tu kaifuoji, tai nu wow, vietelė, tai žiauriai fantastika. Ir kai kurie kemperiai atrodo jau čia tenais, nuėjom va, link tos pusės biškį pasivaikščiot, tai jau tokie pastovėję, ne dieną, ne dvi, tokie jau ir to purvo, nu ne tai kad purvo, bet nu toksai matos, kad pastovėjęs, tipo, yra apdengta viskas, kas įmanoma, ten buteliai šalia kažkokie vandens dideli 25 litrų. Išnaudoti ten vienas kemperis netgi su vazonais. Apsistatęs tokį kaip mini kiemuką pasidaręs, tai kažkokias pavėsinės pasidarė žmonės sveikatą. Ir labai negilu. Jie tenais, nu tikrai jau tai pakankamai toli, gal taip sakyčiau 50 metrų nuo 5 metrų bus, ne? Ar 100 gal net bus nuo kranto, kur ten iki kelienų. Man taip sunku kartais įverti. 100 pem, man atrodo. 100 pem? Jo, 100 100 pem metrų rašė bent jau. Man sunku įvertinti, kaip va taip yra 100 pem metrų į vandenį. Bet aš irgi galvočiau, kad apie gal 100 metrų yra tiesiog iki pilvo, iki bambos vanduo. Tai turbūt žiauri gera vieta ir bangos atrodė didelės, tai nu jų čia belekiek buvo, matėt, aš spėjau pafilmuoti, tai bus įdomu, kiek čia rytoj jų bus, ar jie čia pradės nuo ryto ankstaus ar ne, bet nu atrodo žiauri gerai. Ir vaizdelis fainas, išsinešė va taip va žmonės kėdutės, kas prie stalų valgo, kas dabar tik pradės kažką valgyti, susistatė. Ten va tokios pavėsinytės, čia irgi kažkokia tokia biškė. Visi vakaroja, palydėjom saulę, žodžiu, ir dar biškį pasėdėsim, bet jau vėsoka daros. Bet tikrai labai faina atrodo erdvė. Jūs man pasakykit, ar tokio dydžio duona yra normalu? Žiūrėkit. Normalu, nenormalu, bet valgysi. Pažiūrėkit, per visą lėkštę. Tai kas čia? Išvažiuoja kaimynai su šuniuku, kažkas bėgioja, 8 ryto, o mes biškį valgysim nesveiko dydžio duoną, štai, ir tada lėksim.
O dar iš ryto aktualijų, tai žiauriai prastai miegojau. Inverteris mane erzino, nes jisai prasipučia karts nuo karto. Tada mes turim šitą tokį signalizaciją nuo dūmų, nuo dūmų, nuo užsidegimo. Jinai tiesiog kažkodėl mirksėti pradėjo, nors nemirksėdavo atrodo anksčiau, arba tiesiog mane irgi erzino. Tada šunis kažkokie lojo, nežinau iš kur, iš kažkokių apylinkių. Nu, žodžiu, tiesiog mane viskas erzino. Iki tiek, kad išjungiau inverterį, išlupau signalizacijos tą šudelioką, kurisai. Išlupau signalizacijos šudelioką, dar bandžiau užklijuoti lipneškės ant viršaus lemputės, kad man neblyškintų. Bet mane suerzino galutinai, tai aš išlupau. Tada šunų, aišku, negalėjau sustabdyti, bet išjungus inverterį ir tą lemputę panaikinus. Šunis sustoja? Ne, šunis nesustoja, bet galėjau biškį užmėgti. Beje, matot, va čia šitą taškiuką, tai čia dar iš po ligoninės, kai ėmė kraują ir statė kateterį. Na, iš pradžių ten paėmė kraują, tiesiog įstatė, kad jeigu ką galėtų lašelinę jaučiu statyti, ar kaip, nežinau, kaip ten veikia, bet, žodžiu, man čia yra kaiščiausia vieta, į kurią yra įdūrę ir man dar vis tebeskaudavo šitą vietą. Šiaip kitoj rankoj turiu gražiausių venų, iš kurių vis laiką ima kraują, tai ne, tiesiog šovė, į mėsą kažkokią šovė. Aš net nesuprantu, ar čia vena yra iš vis. Saulytė, žinokit, kepint pradeda. O jezu, daug šuniukų čia labai. Ir šiandien, žinot ką, bet dėje gavau, gal jums parodysiu dar tų kaituotojų, surferį ir taip toliau, bet šiandien absoliučiai nėra vėjo. Tai aš jaučiu, kad šiandien gal net jie net neplauks. Niekur, nu nebent vakare kažkaip sukils. O ten šiaip fainas miestelis toksai. Bet iki jo nebedatrauksim jau. Važiuosim į tą salą. Turbūt anksčiausiai atvykom į vietą, į kempingą, kiek esam atvažiavę. Yra 10:30, bet šiandien yra beach day, eisim į labai gražų paplūdimį ir dėje, bet šiaip kai varom į paplūdimį, tai tiesiog paprašiau pasirikiuoti aikštelėse, kažkokiuose nemokamuose prie paplūdimio, bet dėje vėlgi arba vagė, arba nėra, arba labai tokie keisti atsiliepimai, kad buvo langai išdaužyti, ten dar kažkas. Mes išdaužytėm langam, vagystėm sakom ne. Šiaip dažnas variantas Italijoje. Bent jau kiek važinėjam ir pakankamai nemažai tokių aikštelių ar kažko, kur žmonės parašė, kad buvo apvogti. Tai biškitas lievai, Prancūzijai jaučiu nebuvau, 5 savaitės keliavom Prancūzijai, nei vieną sykį nemačiau tokio dalyko, kad gal vieną vietą, 2 ten, ypač prie didžiųjų miestų kažkokių. Bet šiaip nėra buvę, nėra taip dažnai buvę čia. Dažnokai, tikrai dažnokai, reikia paieškoti tokių ir nėra visai jaukų. Kai į kempingą atvažiuoji anksti, tai gauni geriausias vietas. Va, tarp krūmų, privati, kai visi stovi, va taip. Va, geriausia atveju po 3 kokius, pavyzdžiui, garde. O mūsų privatus kiemas. Ir tilpo netgi elektrą pasiekė. Čiut, bet pasiekė. Čia yra Wi-Fi'us, taipogi. Dušiukai, tūlikai, elektrą jau minėjau. Be elektros kainuotų 25,
su elektra kainuoja 30. Tai šiaip žiauriai pigu. Ir galima dar dviračius nuomotis už pitaką. Tai šiaip žiauriai faina vieta. Sunkiai šneka angliškai. Tokius pagrindinius žodžius tiesiog išmokęs frazes, tai įmanomas išnekėti, viskas gerai. Tiesiog čia yra shuttle bus iki paplūdimio. Ir mes ką tik žadėjom eiti tai ir tiesiog šitas atvažiavo, parašyta beach. Sako, jo, tai the beach. Jūs įsivaizduojat? Esam dvi keleivės. Tiesiog išvengiam 20 minučių ėjimo, kam jau buvom pasiruošę, va kempingas tiesiog toksai su autobusiukais vežinėja žmonės iki paplūdimio. Paplūdimys turėtų būti šiandien pakankamai gražus. Išsirinkome specialiai šitoj pakrantėj, kad būtų biškiai ką pažiūrėti, kad būtų faina, būtų smėliukas ir apturėsim tokią normalią beach day, kol dar leidžia orai. Plius 2,9 šiandien, tai labai neblogai. Vairuotojas važiuojant davė kortelę vizitinę, sako atgal, sako laukiat čia, skambina čia tų numerių ir atvažiuosiu paimti. Nu, vat už tokią vietelę, tai parodysiu mūsų. Skėtukas, daiktadėžė, 2 gultukai, dar tokia kėdė, 30 eurų. Aišku, dar turi prieimo prie baro, prie tūliko tenais, gal ir dušo, nežinau, bet nu, nepigi, bet, kaip sakant, nu, visai fainiai tas skėtis ir šiandien būsim čia ilgai. Tai dabar absoliutus čilas, žinokit, grinai pasimaudyt, pasidėkint, pamiegot, pasimaudyt, pasidėkint, pamiegot. Sneksų pasiėmėm kuprinėse, tai nusimato labai gera diena.